kelionė į kitą studijų programą, tai yra išmanioji vadyba. Sąvoka išmanioji vadyba tai yra naujadaras pasaulinėje vadyboje. Tai yra naujausia organizacijos valdymo sritis. Lyderystės laboratoriją užeisime ir pasidomėsime, kuom yra tokia įdomi ir išskirtinė išmaniosios vadybos studijų programa. Išmanioji vadybos studijų programa galėtų būti apibūdinta apskritai turbūt tik tai vienu lotynišku išsireiškimu. Nanos gigantum numeris incidentas, kas išvertus realiai reikštų stovime ant milžinų pečių. Tai pasakė daugiau kaip prieš 1000 metų vienas žymus kunigas, o šiai dienai visą tai reiškia, kad viskas, kas aplinkui mus, visas mokslas, viskas stovi ant tų žymiųjų mokslininkų pečių. Kuo tai svarbu išmaniai vadybai yra labai paprasta ir trumpa. Išmaniai vadyboje mes taikome visas moderniausias technologijas. Mokomės kurti tinklalapius, naudoti vizualinės redagacijos medžiagas, sužinome, kas yra big data, tai yra itin dideli duomenų masyvai. Mokomės kurti marketingo strategijas, veiklos planus. Ir visą tai taikome ir naudojame su moderniausiamis technologijomis, mobiliaisiais, išmaniaisiais telefonais, kompiuteriais, planšetėmis. Integruojamės į socialinius tinklus, Facebooką, Instagramą, Twitterį ir taip toliau. Išmanią vadybų programą sudaro dvi dalys. Pirmoji ir antroji. Viena iš vadybos katedros kuruojamų studijų programų yra išmanioji vadyba. Šioje programoje yra viena labai įdomi specializacija, tai yra skaitmeninio marketingo vadyba. Pats kaip rinkodaros specialistas esu labai susidomėjęs šią sritimi, kadangi šiuolaikinis verslas nėra įmanomas be skaitmeninio marketingo bei jo įrankių, tokių kaip Google AdWords, raktažodžių sistema Google platformoje, SEO ir panašių dalykų. Taigi, studijuojant išmaniosios vadybos studijų programą, jūs turite galimybę rinktis šią specializaciją, kuri šiai dienai yra labai aktuali ir svarbi verslo rinkoje. Dabar mes aplankysime tarptautinių projektų vadovę Samantą. Projektų valdymas tai yra tikslų ir uždavinių generavimas, tarptautinių projektų valdymas, paraiškų pildymas, biudžeto priežiūra ir, žinoma, gebėjimas komunikuoti angliškai. Vadybininkai gali būti skirtingų sričių vadybininkais. Tai yra marketingo, personalo, kokybės, produkto, projektų vadybininkais. Išmaniosios vadybos studentai mokysis kurti sumanę verslo įmonę, parengti ir įgyvendinti inovatyvius verslo planus, reaguoti šiuolaikiškos rinkos pokyčius priimant sumanius valdymo sprendimus, valdyti ir atpažinti informaciją socialinėse medijose, rinkti, analizuoti būtiniausią informaciją, sudaryti investicinius projektus, sutartis, konstruktyviai per socmedijas bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais. Baigėme kelionę po Lietuvos verslo kolegijos vadybos katedros studijų programas. Lietuvos verslo kolegijos šūkis – šiuolaikinės žinios šiuolaikiškam žmogui. Jeigu esi energingas, kūrybingas, motyvuotas, ateik į Lietuvos verslo kolegiją ir studijuok šioje aukštojoje mokykloje.